būtinai daryti, kai patenkate į depresiją. Vienas iš jų yra toks. Fiziškai, mechaniškai judėti, būtinai ir privalomai, ir kuo labiau. Negalima patekti į stoporo būseną, atsisėsti, užsidaryti, užsikniaupti, sėdėti, verkšlenti, graužtis, kad koks aš čia žioplas, kaip aš čia nepadariau to ir ano. O nesvarbu, ką jūs tuo metu galvojate, reikia fizinio krūvio. Bėgioti, lakstyti, eiti į parduotuvę, pirkti degtukų, eiti tvarkyti rūsį, tvarkyti kambarius, eiti pasivaikščioti, kur akys veda, nesvarbu ko ir kaip. Jūs privalot įjungti kraujotaką ir apkrauti fizinį kūną. Antras punktas, depresijos atveju, stabdyti mintis. Čia yra aukštas pilotažas, aš čia peršoku tokį truputį į priekį. Tai yra stabdyti mintis, neleist galvoti tų minčių, kurios buvo vakar, prieš valandą, pernai, kurios yra negatyvios, kurios įveda į tą būseną, tai prasme, negalvoti apie klaidas, kaip blogai, negraužti savęs. Iš tikrųjų reiktų daryti išvadas operatyviai ir daugiau tos klaidos nedaryti, bet čia jau yra kitas epizodas. Čia yra tas rimtasis darbas su išvadom ir su analitika. Ir antras arba trečias labai svarbus dalykas, ką reikia daryti, nežiūrint nenoro, būtina aktyviai eiti į kontaktą su žmonėm ir kuo daugiau žmonių, arba geriau sakyti, ne kuo daugiau, bet su kuo išmintingesniais žmonėm. Būna, kad kiekybė perauga į kokybę, tarkim, bendrauti su dideliu skaičium, tu gauni kažkokį tai energijų spektrą, bet dar geriau, jeigu jūs iškart nueinant pas kažkokį stiprų žmogų, kuris turi išminties ir energijos, ir prie jo jūs kaip žvakė nueinat ir užsidegat savo žvakę, užgesusią. Jūs paimat jo energijos ir įsidedat ją, atgaunat. Kitaip sakant, reikia pas tą žmogų arba apskritai pas žmonės ir peržengiant aroganciją, didybę ir visokias baimės ir taip toliau, atvirų tekstų prašyti. Klausti. Ko klausti? Atsakymų. Ko prašyti? Energijos. Pagalbos. Kokia ta pagalba? Pati įvairiausia gali būti. Tai gali būti pinigai, maistas, rūbai, sveikata, receptas gydymo, reiškia kažkokia tiesioginė pagalba, bet svarbiausia tai yra kažkokios žinios, know-how, atsakymai, sprendimai ir taip toliau. Prašyti pagalbos. Visuomeniai yra milžiniški kolosaliniai energijos kiekiai. Yra institucijos, organizacijos, kurios skirtos tam, kad žmonės gelbėti iš visokių problemų. Tai jeigu žmogus neprašo, neiškelia, taip sakant, raudonos lemputės mirksinčios, kad pas mane problema, ta energija neteis. Aš turiu signalą, signalą siūst pats. Jūs turit prašyti ir žmonės dažniausiai neprašo arba prašo neteisingai, siunčia neteisingą signalą, neadekvatų, per silpną, neteisingai suformuluotą kalbą. Prašymai būna, kitaip sakant, nenusižeminus, o arogantiškai. Tipo, čia jūsų problemos, kad jūs mane pagelbėt, aš esu nacionalinė vertybė, jūs privalot mane gelbėt. O realiai yra atvirkščiai, ten nacionalinė vertybė, o pas mane yra problema, aš esu problema, aš turiu prašyti. Tai čia yra irgi minčių valdymas ir labai svarbus, nes jeigu žmogus nežino, ko nori, tai jis negali iškelti teisingo signalo. Ir tas nežinojimas, ko aš noriu, ir būna paprastai problema. Žmogus nesugeba savo atsakyti, ko jis nori, ir jis nesugeba aiškiai suformuluoti kitiems, ko jis nori. Čia yra vadinamos komunikavimo klaidos, komunikavimo